Šioje pamokoje panagrinėsime Walls įrankį kiek išsamiau. Šalia nusibraižykime bet kokią sieną. Pasirinkame Walls ir nusibrėžime bet kokio ilgio sieną. Dabar mūsų klausia Weld Point. Jeigu spausime No, tai siena nebus sujungta. Vėl šiek tiek pabrėžkime. Jeigu spausime Weld Point Yes, siena bus sujungta. Weld reiškia sujungti, suvirinti. Norint užbaigti sienos įrankį, spaudžiame dešinį pelės mygtuką arba Escape. Taip pat pastebėsite, jog Walls įrankis, tai yra mygtukas, liko nuspaustas. Tam, kad visiškai išeitume iš programos, reiktų dar kartą paspausti dešinį pelės mygtuką. Pasirinkime Modify ir matome jau mums matytas parinktas, tai yra Attach mygtukas, Attach Multiple, tai tiesiog prijungtų daugiau sienų vienu metu. Justification tas pats matytas variantas. Žemiau Modify List užrašo Wall yra pliusiukas. Jeigu mes jį išskleisime, pamatysime, jog Walls turi daugiau parametrų. Pasirinkime Vertex. Kaip matote, atsirado daugiau mygtukų: Connect, Break, Refine, Insert, Delete. Kad geriau dirbtųsi su šiuo įrankiu, pasirinkime permatomą kiaurą režimą, tai spauskime F3 ir matome, jog dabar pliusiukais baltais žymimos yra viršūnės. Pasirinkime viršūnę ir spauskime Break. Dabar pajudinkime. Matome, atskyrėme sieną, išskaidėme, vietoj vienos viršūnės pasidarė dvi atskirtos. Jeigu paspausime viršūnę kitoje vietoje ir pajudinsime su įrankiu Move, tuomet matysime, kad mūsų viršūnė juda kartu su visa siena. Tai yra, sienos yra tarpusavyje sujungtos. Mes šitą atskirą dalį sienos taip pat galime sujungti su įrankiu Connect. Spaudžiame Connect, pažymime vieną viršūnę ir kaip matote, tempiant pelytę atsiranda tokia linijytė ir užvedus ties kita atskira kraštinė viršūnė atsiranda papildomas žymeklis. Spaudžiame vėl pelytės mygtuką ant viršūnės ir taip mes sujungiame sienas nauja siena. Connect mygtukas liko įspaustas, tad jį vėl reikia pažymėti, kad atžymėtumėm. Taigi, kaip pastebėjote, Connect sujungia atskiras sienas. Break komanda tuo tarpu tik tai atskiria sienas, tai yra vietoj vienos viršūnės padaromos dvi, tačiau rezultatą galima pamatyti tik pajudinę tas sienas. Jeigu dabar pažymėję viršūnę mes spaudžiame Break, lyg ir niekas nepasikeitė, bet bandome pastumti, pastebime, kad juda tik tai viena siena, kita lieka savo vietoje. Taip pat yra mygtukas Refine. Su Refine, Insert susidursime ir kitose funkcijose, kai dirbsime su vertexais. Esminis skirtumas tuoj bus aiškus. Kai spaudžiame Refine, kaip pastebėjote, atsiranda geltonos linijos ties sienomis ir vedant ties tomis linijomis atsiranda papildomas žymeklis. Jeigu mes pustilsime bet kurią iš šių vietų, sukuriama nauja viršūnė, tačiau siena tos viršūnės lieka sujungtos tarpusavyje. Tai yra, jeigu mes dabar atžymėję šį Refine įrankį pažymėsime viršūnę, ji judins ir su jie susijusias sienas. Tačiau, kai mes naudojame Refine, siena nepakito, viskas liko toje pačioje linijoje. Tuo skiriasi Insert. Spaudžiame pelytę bet kurioje vietoje ir jeigu judinsime dabar pelytę, mes pastebime, kad siena eina iš paskos. Jeigu dar spausime, mes sukursime dar daugiau viršūnių ir visiškai modifikuosime sieną. Kad išjungtume mygtuką, spaudžiame Escape, o kad visiškai nužymėtume, turime dar kartą paspausti dešinį pelės mygtuką arba mygtuką Insert. Komanda Delete ištrina, pirmiausia reikia pažymėti viršūnę, o tada spausti Delete. Lyg ir niekas nepasikeitė, tačiau jeigu pastebėsite, nebeliko pliusiuko. Ir jeigu pajudinsime ekraną, lyg ir niekas nevyksta, na čia Maxe toks keistas reiškinys, tačiau jeigu mes pajudinsime bet kurią iš viršūnių,
pastebėsime, jog toje vietoje viršūnės nebeliko, tačiau siena liko sujungta. Tuo delete skiriasi nuo break.